12 skyrių nuo 22 iki 26 eilučių. Iš tikrųjų mes, kada susitinkam, kaip krikščionis, gal pabandykime atsakyti. Kokį ten? Matą 6. Jo, Matą 12:22. Ir čia paskutinis gyvųjų šaltinių numeris, tai jis tokį temą turi bendrystės svarba bažnyčiai. Kodėl bendravėms labai svarbus yra. Ir aš truputį pažįstu Robertą Peteraitį, aš nežinau, jis pats sudarė tokį kaip ir klausimyną, kaip mes krikščionės galim svertinti savo dabartinį dvasinę būseną, atpažinti kai kurios atsitraukimo nuo bendruomenės etapus, kuriuos galbūt mes esam. Ir dabar mes nesakysim, ar jūs turit tai, ar neturit, mes persakysim ir namuose, plėsiu, kad kitiems galbūt pasidalinti. Kaip iš tikrųjų mes atitolstam nuo Dievo ir kaip mes atitolstam nuo bendruomenės, nuo bendravimo iš tikrųjų poreikį. Taigi, kiekviena tokia, kaip sakyti, schema, iškart pasakau, yra žmogiška ir turi tam tikrų, sakykime, mes vis laiką pinsame, kaip nors netobulom, vien Dievo žodis yra tomas. Bet paskaitykime. Taigi, pirmas etapas dažniausiai yra tobulos bendruomenės iškojimas ir nusivylimas netobulumu. Visi iškom tobulumu. Dievo žmonės, krikščionės nepateiška, krikščionės tobulų bažnyčių. Gyvų, tikrų. Ir anksčiau ir vėliau, kas vyks jų gyvenime, kad jie nusivil. Šiame etape asmo dar ieško bendrystės. Tu ieško tobulumą, bet ieško bendrystės. Tačiau jo lūkesčiai būna nerealistiški. Pirmas punktas. Ar pastebiu, kad nuolat keičiu bendruomenės? Čia yra toks vienas iš tokių kriterijų galbūt. Gal jūs nesate, kad kaip kojas. Pasaulio žmonės keit vyrus, moteris, žmonas, kaip kojinis, kaip mašinas. Iškodamas vienintelės teisingos, tobulos ir dar pridėčiau gyvos bažnyčios. Kitas punktas. Ar man sunku priimti, kad kiekviena bendruomenė turi trūkumą? Kaip ir žmogus, kaip ir gyvenime, ar ne? Kad kiekviena bendruomenė turi tam tikrų trūkumų, ar ne? Visi turi pliusų, minusų. Ir ar greitai nusiviliu pamatę žmogiškas klaidas bei netobulumų bažnyčioje? Čia tas toks greitas. Pamata kažko, tai ir greitai nusiviliu. Kitas punktas. Ar vengiu įsipareigoti bendruomenės, yra joje nesimpatiškų kito amžiaus ar ne mano skonio žmonių, su kuriais nenoriu turėti reikalų. Tai tas bendruomenės irgi matavėms, patinka, nepatinka. Tai yra iš tikrųjų ir beveik tai neįmanoma perlaužti žemę, nes mes esam žmonės, kurie turim sielą, mes vieniems tinkam, kitais nepatinka. Ir tai yra toks pirmas, tobulom iškojimas, tobulom iš žmogaus. Aš manyčiau, kad kuria prasme yra ir santoko, ir kai kurie žmonės ir santoko patiria tokius dalykus, vis tą tokį tobulą žmoną, tobulus vyrs, tobulį vaiką, tobulį anūką ir taip toliau. Ir tada labai daug to griaustėlį yra gaunas, todėl kad visi norma nesame, bet kitus matyti. O antras etapas. Tai jau formuojant vartotojiškas požiūris ir organizacinės struktūros kritika. Čia sakau, aš galbūt ir norėčiau kitus paryškinti, bet aš tiesiog skaitau. Bendruomenė pradeda atrodyti kaip paslaugų teikėjas. O asmuo ėmė piktintis jos organizacinę struktūrą. Aš kadangi esu visai pagal profesiją mokytos, aš žinau, kad pradėjome mes irgi mokytojai piktintis, kad iš tikrųjų kai kuriems mokytojams buvo pasakyti tiesiai šviesiai. Mokiniai ir tėvai yra jūsų klientai, o klientai vis laik yra teisūs. Tai to mokytojų tylėk, jie atėjo gauti ko? Paslaugų. Suteikit, šypsokitės, dainuokit, ką nors šokit, plokit ir visas paslaugas suteikit. Ir kad tai būtų pabaužiuką, kai kurie mokiniai klausės. Gal klausyti, sakykime, neklausas, gal žiūrėti. Būtų laimingi, ir jų tėvelė, aišku, labiausia būtų patenkinti laimingi. Ir tada, kada ten kažkoks atsakomybės moments, kada vėl yra, klientas susimokėjus, aš moku mokesčius, aš noriu būti
ar ten dar kažką, ir tai duokit rezultatą. O rezultatas yra, kur yra atsakomybė. O jeigu yra tik kliento paslaugos santykis, atsakomybės nebelieka. Bet skaitom dabar, kas lieka link bažnyčios. Bendruomenė pradeda čia paskaityti. Ar galvodamas apie bendruomenę dažniausiai savęs klausiu. Čia labai svarbus. Ką jį man duos ir kokia man iš jos nauda. Reiškia, kokius aš palaiminimus gausiu. Vat gavau ką nors. Ką tu šiandien gavai bažnyčiai? Tu nieko negavai bažnyčiai. Jūs nieko negavot bažnyčiai. Jūs dar turėt kažką atiduoti. Bet tai čia yra visur. Tai yra mokyklo, tai yra šiaip, ką aš gaunu iš žmonos, man trūksta dėmesio iš vyro, nes mano poreikiai yra neatsakyti. Mes turim visi poreikiai. Bet suprantat, mes gyvenam vartu. Tu esi to vertas. Tu esi vertas gyvos, tobulos bažnyčios. Ieškok jos. Žinai pasakyti, tai yra velnio apmokėta reklama. Nes nėra tobulų bažnyčių, nėra tobulų vyrų, nėra tobulų žmonų, nėra tobulų vaikų. Tai yra velnio apmokėta reklama. Ir iš ką aš gavau, ir čia žodis aišku, tik tektų. O žod galvojęs, kaip pats galėčiau pataraiškti, kad aš jau, jeigu esu kažkiek tai Kristuje, aš jau einu bažnyčiai, ne kad visų pirma gauti einu, kad jau gauti einu, kada jau kažkoks esu sužėjęs nelaimę. Suprantu, man reikia, aš esu žmogus, aš esu, man reikia palaikyti. Man reikia, kad kažkas galbūt išklausyt, pabūtų šalia žmonės. Gal net nepamokslautų. Ir man reikalinga pagalba. Bet čia apie bažnyčią, aš žiūrėdam su jumis vis, kur aš dabar šiandien matau, jūs ateinate į bažnyčią, kad daug, jūs ateinate, kad tiesiog būtų, mes jau būdami viens šalia kitą, mes jau daug. Nes kartas tiesiog būti šalia to žmogaus, kuris galbūt tau yra, kaip mes sakom, gyvenim, nesimpatiškai, tai yra didelis Dievo darbas, didelis stebuklas, suprantat, dvasios vaisius auga. Tiesiog pabūti. 2 valandas. Visas dangus gal plotis. Valiau, jau tik išbuvau. Aš jau kalbam sakau. Ar manai, kad religija turėtų būti laisvas dvasinis judėjimas? O bet kokia organizacija, hierarchija tik iškraipo tikėjimą. Išplaukėm, įplaukėm, neįsipareigokim, ne dar kažką. Ir aš kartais galvoju, ar siekia karjeros ar pinigų iš tikrųjų. Čia labai svarbus ir finansiniai klausimai, ar kiti dalykai. Ar pradėjai tikėti, kad bažnyčia yra kiekviename žmoguje? Aš bažnyčia, tu bažnyčia, mes bažnyčia. Bet suprantat, tai skalda iš kitos pusės mūsų, bendruomeniškumą. Jeigu aš esu bažnyčia, ir tu jeigu negerbi šitos bažnyčios, tu gali atsiskirti nuo tai. Šis protestantas. Tos bažnyčios man nereikia ir tos bažnyčios nereikia. Aš pats savo bažnyčią. Todėl man visiškai nebereikia priklausyti jokiai konkrečiai grupė. Ir brangiai, aš vėl kartuoju, tai yra ne tik bažnyčios, tai yra visuomenė. Mes jau tapom super vartotojų visuomenė. Kad aš pakalbu, pavyzdžiui, su vakariečiais, daugiausiai su kotu turšiu, su anglas, jie jau to atsikonda, jie jau eini santykiai, netgi ne bažnyčios, bet pasaulį. Kaip aš sakiau, mes jaukimės. Žinot, ką apie bažnyčią kāds pakvietė, labai paprasta. Ateik išgerti arbatą, pabendrauti. Pabendrauti, aš kažkam dar esu įdomus. Suprantat, žmonės ateina tiesiog į bažnyčią, tiesiog, kad jie kažkam dar yra įdomus. Aš suprantat, jie jau atsikonda to individualizmą. Atsikonda to individualizmą jau, kas su manim, man 50, man 70, man 35 metų turi, kas su manim norės šnekytis, bendrauti, kuriam aš neturėsiu sumokėti laiką, pinigų ir dar, ar yra tokių žmonių? Ir jie labai paprasta ateina į bažnyčią. Trečią apskaitam puslapį. Tikėjimo individualizmas ir pasidaryk pats teologija. Čia mums tas patiek norėčiau pasakyti. Pasidaryk pats teologija. Pirmas punktas. Asmuo atitrūksta nuo bendro mokymo ir ima pats modeliuoti savo tiesas. Mes ir per televizorių, mes galim susimodeliuoti irgi. GO3 pasižiūrėkim. Kokie tavo mėgstamiausia filmą? Aš truputį kūriu irgi tam tikrus rylusius. Po kelių savaičių jau dirbtinis intelektas parinka man mėgstamą muziką.
Man nėra toks mėgint. Jis jau žiūrėt, ko tu nieks, suprantu, sukur tau tokį burbuliuką, kur tau viskas patinka. Ir čia yra va tokie, tu gali susikurti burbuliuką ir tau bažnyčiam taip, nes jeigu ant tik tas banda kažkur va tom burbuliuką pradurtų, tu iš karto, kad burbuliukas išplaukia, tokius vandens, kur nieks tais neįjudė. Ir ar jaučiuosi atitrūkęs nuo sistemingo Biblijos mokymo, disciplinos, bendruomeninio garbinimo, pareidamas prie pasidaryk pats teologijos? Nes tas yra buvėjams kartus biški ir toks, supranta, toks biški yra, ne? Įsijungi savo teliką, įsijungi savo dvasinį teliką, savo dar kitus gerus pamokslus ir tau net yra tokių dirgiklių. Čia aš tiesiog bandau turbūt perskaityti. Ir ar mano požiūris į dvasinį gyvenimą tapo toks? Tai yra išskirtinai mano ir Dievo reikalas ir niekino kito, ignoruojant bet kokį kolektyvinį ir bažnytinį matymą. Reiškia, tas toks yra, praledavai. Ar aš pats konstruoju savo palankę, patogiai pasaulėžiūrę, atsirinkdamas tik tos religinius elementus, kurie man asmeniškai patinka. Nors ne žmogus kaitą. Suprantat, viskas, čia yra aišku, tokie tarnaujančių žmogaus pastebėjimas. Reiškia, aš galiu irgi susikonstruoti. Mes esam pakankamai tokį patogį tikėjimą pasaulėžiūrą. Tus elementus, kurie asmeniškai mums patinka. Nes kartais mes pasitraukom Biblijais, ar ne? Ir kažką prikimbam prie tų, kur mums patinka. Pamokslininką, kurį patinka, bažnyčias, kurį patinka, tiesas tam, kurios patinka. O kuris nepatinka, tai jums kažkur. Kaip Dovydą, ten kur nors toliau, tegul gauna vis. Čia monai. Ar mano požiūris į dvasinį gyvenimą tapo toks, tai yra išskirtinai mano ir Dievo reikalas ir nieko kito. Kartais mes nedrįstam to čia taip jau pasakyti. Ignoruojant bet kokį kolektyvinį bažnytį, bet kokį. Čia kažką bažnytį, čia kažką bendrą. Ne, aš ir mona. Ir moniai. O bendrą, ne. Paskutinis šito stadijo. Ar esu visiškai individualistas, vengintis bet kokių religinių bendruomenių, nes manau, kad pats vienas esu atsakingas už savo dvasinį likimą. Tai iš dalies tu, netgi sakyčiau, ir protestantiška tautybė. Meniškai pas Dievas, menį turi išgelbėti, visų bažnyčia yra Kristus, visokie tokie yra. Tai dalyka, todėl mums per daug nereikia į kažko nesitraukti. Tai yra pasaulietiška, todėl kad tai vyks pasaulyje. Žmonės dabar per daug nėra įsitraukę, nei į bažnyčias, nei į šeimas, suprantat, nei į santykius, visi tokie neįsipareigojantis. Tai vyksta aplinkui. Labai daug. Kodėl aš turiu sutraukti valstybės reikalą, kodėl aš turiu įsitraukti miestą reikalus, dar kažką. Aš norėčiau kažką, kad visą tai man tarnautų, bet aš būčiau daug neįsitraukęs. Bet man turbūt patogu. Ir tai paradė bažnyčia. Tai yra bažnyčia. Šitą dvasią. Taigi, tai vadinasi pasidaryk pats teologiją. Ketvirtas etapas visiškas individualizmas, matot, čia yra tokia kaip gradacija, tokie, kaip sakyt, nuo jiems. Visiškas individualizmas ir naujasis dvasingumas. Tai galutinė izoliacijos fazė, tai tradicinis tikėjimas virsta visišką subjektyvų, vartotojiškų potyrių. Slav, kad man būtų gerai. Ar mano dvasinio gyvenime nebeliko svarbu, ko nors objektyviai tikėti, pavyzdžiui, dogmomis, teologija, reiškia, kažkas kits, kas nebūtų manim. Ar yra kažkas gyvenime, kas gal padaryti kits, negu tai, kas aš esu. O svarbiausia tapo tik mano asmeninė, emocinė bei patirtis bei išgyvenimai. O čia yra paradoks. Iš tikrųjų mes tikam ir liudijam, kad mes nugalėjom piktai, avinėlį kraują ir asmeninį liudijimą. Bet jeigu tu skaitai Bibliją, ir aš kai raginu skaityti Bibliją, iš bet ko galim padaryti stabą. Iš bet ko galim padaryti stabą. Tai reiškia nebesiekti to artimą, gyvą, tikrą santykį su Dievu, bet
Ot mano asmeninė patiris, mano asmeninis išgyvenimas. Ką aš išgyvenu? Aš to neišgyvenau, vadins to nėra, to neegzistuoja, tai ne Dievas. Bet jeigu aš išgyvenau, jeigu aš tikiu, kad tai yra, arba aš noriu to išgyventi, tai yra. Tai čia tokia yra asmeninė emocinė patirtis išgyvenimo. Ar mano dvasingumas tapo įrankiu skirtų vien tik mano asmeniniam patogumui, savęs realizavimui ir psichologiniai gerovei. Tai čia tas grina jau pilnu tekstu, tu matai, kad tai yra grina kaip ir pasaulio. Viskas. Tu, aš, man ir taip toliau. Ir bet koks kits dalykas, kuris gal kažkiek tai paveikti, jau jis yra nereikalaujantis jokios atsakomybės, aukos ar tarnystės artimui. Kokia tarnystė? Man turi tarnauti. Jūs turit man tarnauti. Aš jau surodęs sakau. Ar jaučiuosi tarsi vienišas bastūnas, nes toks, kur buvau kalnietis, toks ant savo Harley Davidson ir važiuoju per bažnyčias ir ieškau vis tos tobulos bendruomenės. Apsiribojęs išskirtinių savo savanaudiškų dvasingų sukurtų tik savo, kur kiti žmonės ir bendruomenė dvasiniam augimui man absoliučiai nebereikalingi. Va čia yra tas toks, kad iš vienos pusės mes esam laisvi, bet iš kitos pusės mes esam nuo Dievo sukurti, kad esam reikalingi. Iš tikrųjų, kaip Dievas sukūrė pirmą šeimą, kaip Adomą ir Ievą, kad suprantate, tai sako, tave trauks, tai yra tau reikalinga. Dievas sukūrė visą kūrinyje. Ir kažkas Adomo širdį nerėmė. Kažko jis norėjo, kažko nam reikėjo. Ir tada Dievas pamatė, kad nematė savo kompanioną, pagalbininką ar visą kitą aplinkų. Tai Dievas matė, kad Adomėlis dūsam, užmėgdė Adomėlį. Ir tada iš anu šono atsirado kas? Moteris žmona. Ir Adoms iš karto sako, štai ko man reikėjo. Štai dėl ko aš dūsavau. Taip ir Dievas įdėt mums ilgėsi, laukėjimą ir taip toliau. Ir kada mes, tai yra savi patenkinti, aš nenoriu taip vulgariai čia kalbėti, savim patenkinanti kultūra, kuri nuo iki yra. Tai yra labai didžiulis pavojus, ta pavojinga matrica. Ir Dievas vis tiek sako, aš noriu išlaikyti bendruomenę, aš noriu išlaikyti santykį, šeimą, kad tau kažkas yra, kad man kažkas yra reikalinga. Kad jūs esate man reikalingi. Aš turbūt jums sakyti, kiti žmonės turbūt reikalingi čia. O ko aš veiksiu? Ne, tai suprantat, o ko aš veiksiu bažnyčio? Tu esi reikalingas. O tai kas čia dabar svarbos? Suprantat, tu esi reikalingas. Aš esu, suprantat, tai ir yra. Kas čia tokį, kad mes nesusitinkam? Kas čia tokį, kad aš esu reikalingas? Tu esi reikalingas. Tai pamastykime, visas numeris ir nuostabus paskaitykime, neskubėkime mano iš karto dalintis, patys turim perskaityti, pamastyti, apgalvoti ir taip toliau. Ir keletas minčių, galbūt tai buvo įvadas ir aš galvoju, kad iš Mato Evangelijos 12 skyrius 22-26 eilutės kažkokiu tai irgi galbūt pagalvoju, kad tai bus irgi asociacija, kaip įvadas. Skaitau nuo 22 eilutės. Kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbėjo ir praregėjo. Ištisos minios nesitvėrė iš nuostabos ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovydo sūnus. 24 eilutė. Tai išgirdę fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo galia. Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. 26 eilutė. Tad jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, čia skaitau savo vertim, gal jūs truputį skirias, formą, neturinio, irgi būtų savyje susiskaldęs, kaipgi tuomet galėtų išlaikyti jo karalystę. Ir kada pradėjau aš taip šitą veiklą truputį, o ką pradėjau, tiesiog
Aš iš eilės, kaip matote, Evangelijos skaitau, iš eilės ir gilinos, čia nėra kažkokia tokia super antgamtinė dalis. Aš pagalvojau, kad čia aš laba greta, netgi iki 30 eilutės aš čia greta prašoksiu, prabėgsiu, praėsim. Nu, va, tai toks dalyks, kad čia turiu atostogas, jų labiau pasigėlinu, jų daugiau matau, jų daugiau noriu pasidalyti, ne kaip eksperts, kuris, žinot, iš kažkur viršaus jums sako, ar jūs taip kažką turi daryti, bet kad mes visi kartu pasižiūrėtume, visi kartu galbūt atkreiptumėm dėmesį. Taigi, kokias pagrindinės mintis, kad jau pažiūrėti galbūt į pirmas eilutes. Taigi, Kristus čia išlaisvin visišką pavergtą žmogų. Išlaisvin. Vyks išlaisvinimas sen. Bet tas išlaisvinimas atident kitų žmonių širdis. Vieni su nuostaba žiūri, o kiti už kitie. Tai, va tada iškils klausimas, o kodėl, o kaip tai vyksta iš tikrųjų? Kaip tai yra gyvenime ir toks pavyzdys, kad jeigu saulė arba kitas švies arba šiluma šildo, pavyzdžiui, vašką, tai jis išsilyda. O jeigu kokia yra molė, tokia pliurza, tai jį kas padaro? Sukitie. Ta pati saulė, ta pati švies, tas pats Kristus. Ir čia mes turim suprasti, kad mes iš tikrųjų Dievo akivaizdu, Dievo žodį akivaizdu, niekada neliksim tokie patys. Šviesa šviesies, tamsa tamsės. Daugelis sutar, kad būtent 12 skyrių, kaip aš minėjau, konfliktas auga. Jeigu tu žiūri filmus, tai tu matai, kaip pasakyti, tam tikras apogėjus, net į muziką. Atsimenu, ką pasakyti, ankeitas, kada žiūrėdavau filmą dar tas tokias pusiau tarybinės laikas, kaip ten ryklys 1, ryklys 2, ar kas ten būdavo, tai žiaunas tos, nasrai buvo. Netgi ta muzika būdavo, kaip tas ryklys parplaukė, tu jauti, tyka pavojus. Tai galim sakyti, kad 12 skyrių ten pat, tas pavojus jau jis didėja, jis stiprėja. Nors Mato Evangelijai Jėzus užbaigia su žodžiais, labadiena, žiūrėkit. Jis užbaig tokie žodžiais, kaip ir tiem žmonėms, kurie dabar įėję, norėčiau pasakyti, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, nes aš ramus ir nuolankus. Nuostabų žodžiai, Mato Evangelijos 11 skyriuje užbaigia. Ir mums taip atrodo, kad skaitom ir girdint tokius žodžius, vis turėtų būti kaip šilkinė. Ne? 12 skyriuje mes matom žmonės, kurie nenori atėtis. Jie įtarinėjai. Prasideda nuo to, kad mokinė pradeda skinti grūdus, farizėjai dar kaltino juos. Jėzus tada išgydė padžiūvusią ranką. Farizėjai galutinai sprendė nužudyti. Jėzus tada pasitraukęs, nieko neįrodinėja, pasitraukštos veidas ir gydė žmonės ir įsipildė Izaijas 42 skyrius, kur mes skaitėm per palapinių šventį, apie jo iš tikrųjų, sako aš, kad prisiminkime, nenulauš palūžusis nendris ir rūkstanti dagtį neužgesyti. Iš tikrųjų, kiekvienas mes, tai nėra čia kažkokia toj kalba, kiekvienas žmogus atent pas Dievą, pas Jėzų, kad jis ir sulaužyti savo širdį, savo gyvenimą, pakankamą palūžęs. Ir šis gyvenimas daro tokį dalyką, kad jis tus palūžus stengiasi utilizuoti. Geriausiu atveju, kad kūrenimą kažkokią tai medžiagą tam. Tai yra gyvenimas, nes palūžus niekam nereikia, jie yra nereikalingi, jie nėra. Dar ten buvo nuostabi ta veida, kad kai kurias iš tikrųjų neandris naudodavo, kad gruoti, ir mes žinom tą tokį palyginimą, kad neandri tai esame mes. Ir iš tikrųjų vaikystėje, jaunystėje mes turėjom svajonių, mes turėjom minčių, mes tarsi grojom savo gyvenimą. Bet įvyko gyvenimas, mes patys padarėm klaidų ir nusidėjom. Ir mūsų savo tos dūdelis sulūžti.
Mes jau ką bešvilptume, mes neturėjom tos jėgos, mes nebeturėjom, mes žinom, prisiminkit savo vaikystės svajonės. Ne tik tas, kad į kosmos norėjau atskristi, aš norėjau būti kosmonautas, pavyzdžiui. Galim sakyti, tai yra išsipildyti tavo svajonę. Nu, kuria prasme? Ir kit sako, kad Jėzus taip pat Mato Evangelijo sakė, aš neužgesinsiu 20 eilutė grūzdančių, dakčio arba smilstančių. Ir iš tikrųjų mes visi norim būti gyvi, nesvarbu, koks yra mūsų amžius. Bet vėlgi mūsų pasirinkimą, mūsų nuodėmės, mūsų neteisybė padarė toks žmogaus gyvenimas, toks smilkstančius. Kaip cigaretė Cezar, tu gyvs dar esi, bet, rūkst. Ir tas smilkėjimas dažniausiai jėdrina, ką pasakyti, mūsų akis, kitų akis. Ir dažniausiai visi nori kom daryti tokį kancarą, tiesiog užgesinti. Tai čia yra pavyzdys jo simbolis žmogaus gyvenime. Te visi žmonės atem prie Jėzus. Nes kol duodelis gro, kur smilgelis tepsi baun, kur mes esam pilni ugniais, praktiškai mūsų Dievo nėra. Bet kaip ugnelį užgest, kaip smilgelis nulūžt, veizik jau reikia kažkieno išauktis pagalbos. Ir iš tikrųjų, čia vėlgi, kada jis pasakė, ir ne tik pasakė, bet Mats užrašė būtent Izaijas 42 skyriui, pas jį iš karto ir atvedam žmogus, kuris praktiškai turi visas įmanomas traumas ir įvyks išlaisvinims. Atrodo, kad visi turėtų suklauti, sakyti, taip, tai yra Mesijas, tai yra Dievas. Bet tik tas kai kurie pradeda čiut-čiut tai mąstyti. O kiti sako, ne, aš netep įsivaizdavau. Mano religinis burbulas netep rodyti. Bus visai kitaip. Ir jie čia dar labai tokius, iš tikrųjų, būtent, matot, 12 skyriui yra, tas skyrius dar yra vadinams, kad Jėzaus atmetimas skyrius. Paradoks. Jėzaus Kristaus atmetimas, kaip žmogus atmet Dievą savo gyvenimą. Ir daugelis žmonių sako, kaip tas atmetimas, sako, jeigu aš būčiau toks, turėčiau tai, turėčiau pinigų, būčiau gražesnis, jaunesnis, jeigu Dievas būtų padaręs, jeigu Dievas visų pirma yra, o antras dalykas, jeigu Dievas būtų padaręs mano gyvenimą to, tada aš jau tikėčiau taip. Bet klausimas yra vis dėlto ne tame,